Labą dieną, atvykom atsigerti nealkoholinio alaus. Žmogus, to va taip atstovėjo žmogus. Čia lūštai, žinok. Pjauname žemės ūkio paskirties sklypą. Mama išleido į miestų pasivažinėti ir davė vynų skardinukį. Bet man šiaip įdomu, kas buvo, kas atsitiko, kad... Nu čia kavinė. Kaip apleista. Jo, čia buvo kavinė. Jo, bet galėjau po kavinės kažką dar, tai tipo... Šnekorių tamsusis 7,5. 6 laipsniai. Čia va man streaminimo kambarys. O, labą dieną, čia streaminimo kambarys. Labą dieną. Labą dieną. Langus va reiks susidėti. Irgi skersvėjais. Čia dar tie senoviniai. Bet irgi viską išdaužę. Žie Vaidotas parašyta. O, kokie gražuolai. Ką? Čia kažkokia, kaip supratau, Google Maps įrodo, kad buvo kažkokia kavinė, dabar tai jau nebėra. Mes dar atvažiavom papietauti, bet panašu, kad jau nepapietausim, nes tos kavinės čia kaip ir nebėra. O, atrodo, va tai. Blemba tikrai nemaža, įdomu tas stogas taip eina. Įdomu, tikrai ne kasdieniškai matomas dalykas, gal visai būtų ten įdomu užlipti. Ta prasme. Žmogus, to va taip atstovėjo žmogus. Ką jis ten daro? Kita pusė atsisukęs nugarą, į tave atstovėjo. Ką jis ten daro? Nežinau. Ne, čia žmogus. Yra rimtai, Aš čia va ir čia va ir čia va. Reikia. Ir iššoko tokie gyvatėlių pušmiltai. Va, kaip ir sakiau, kad norėčiau čia ateiti, va atėjau. Apšildyta gerai, cukraus vatos pridėta. Geras, čia žiūrėk dušo kabina tūlikas. Aš manau, kad čia buvo viešbučio kažkas. Čia žmonės gyveno jaučiu kambariukai, nes važiuoja kiekvienam tam pačiam, toj pačioj vietoje. Čia jau plytelės va, reikia pasiminti. Na tai čia va kabelių dažnok likiai. Kabelių čia da. Galimai varis. Bet tai čia jisai nutipo, tas nėra čia blogai, tos sienos padarytos beveik lygios. Och, tu pana Marija visų gražumu. Tas mane kambarė ant sienos. Žigulinis. Nu, bet čia kebrai. Pagert pasilinksminti, aš manau, kad čia visai gerai. O, trupučiai. Aš ir vėl su jumis, Vatautas Katinas. Šiandien su manimi jūs esate čia, apleistoje vietoje. Tai yra apleista kavinė Dzūkijoje. Šiandien nusprendžiu nufilmuoti ir parodyti jums tokį video. Tad mėgaukitės vaizdais, spaudžiam laikus, rašom komentarus ir kaip visą laiką žiūrim video iki galo. O dabar gero žiūrėjimo jums, draugai. Bet šiaip kambariukas tai tipo, nu toks visai nėra blogas. Sakyčiau, kad tikrai biški, lubos čia gal pasilupė, bet tai čia nieko baisaus. Bet tai kiek čia tų jungiklių? Troba. O, jau neatsimenu, kada tokį matęs. Svarbiausia, fortkės, ar kaip čia vadinasi, palauk, seniau vadindavo fortkėm, atverkėm, kokiam ten fortkės, man atrodo. Geras. Nu, bet geras čia va sau guli. Sofkutė čia. Ir va atsiguli, žiūri jau per langą. Bet visur va tie tualetai tokie patys. Visur kažkaip tie tūlikai tokie patys. Ir tos vonios kažkaip tokios pačios visur. Tai reiškiasi galimai reiškiasi, kad apačioj buvo kažkoks restoranas. Kavinė bent taip mapsai rodo. O čia, kaip suprantu, tada taip išeina, kad viršuje tiesiog žmonės miegodavo, apgyvendindavo ir taip toliau. Bet įdomu visa ta istorija, kodėl čia viskas pasibaigė ir kodėl čia viskas užsidarė. Tai nežinau, čia visokių va, elektrinių tokių visokių dalykų. Įdomu, čia dar veikia ar jau nebe. Sėdynė va kam reikia Zaporožiečio. O gyvatukas, man namie kaip tik reiktų tokio. Neturiu kur pasidžiaut, rūbų įsiskarbis. Sukalta, jei kam reikia. Svekų irgi rašykit. Po vieną išlups atvažiavęs. Kur tie vietiniai? Nematyk. Blemba, įdomi vieta. Ten kažkur Nemunas teka, kiek žinau. O, laiptai. O, laba diena. Šiaurė. Šiaurė tai šiaurė, o kur mes randamės Paklonint kokiam? Na gal ir nieko. Imam namo vieną. Streamą aš pasidarysiu backgroundą iš šito. Bet jeigu lūšiu, pasakyk mamai, kad byla jau padarė. Iš senais gerais laikais. Tai kaip žiūrės. Girdėjau jaučiu. Čia įdomu ant to stogo nulipus jaučiu lūštai, žinot. Jo, gali būti. Apšyr tuinčiai. O ne. O, prūda žiūrėk, yra rimtai. Oras tai taip. Ten Nemunas, aišku, nesimato. O Nemunas šiaip tai. Nesimato iš.
galima pažiūrėti, kadangi Kacinas protingas, tai jis turi va tokį dalyką. Ištrauk gali visų kamerų ir iškištų kamerą. O, ir ten tik matant, sinkšliuovai, aš neįmėjau, kad pizdiškai. Sumontiruoti per galvą, pum, šitos lantukės čia kaip pas mani namie. O, tai jau įdomi. Ateik, einam. Einam. Aš ten nebijau šiaip. Einam. Nežinau, nemeluosiu, bet nedrąsu čia. Alio, ar girdit mane kažkas? Ne. Čia žiūrėk, arkos kokios matai? Vaikeli. Bet šitus tai aš namo pasimtau, žinau. Kaip manai, dar mūsų čia neužrakino? Dar ateis tie, sakys, o ką čia darot? Jie galvos, kad mes čia. O jie, sakys, mes prižiūrėtojai. Jo, sakys, mes čia, karočią, jūsų atėjom patikrit. O jūs čia rūpušės gadzinat kažkur, ne? Bet visur alkoholis. Čia myžalniai, čia buvo labai gėl. Čia net negali susileisti nieko, anksčiau. Čia kaip Akropolį tos sienos padarytos, žinai, neoninės. Bet čia kuriais metais šie tėvai? 1,45 €, tai čia prie euro. Aš čia galvojau ateisiu ir žmonių sutiksiu, nes čia Akvilė tai tikrai neseniai Bambalys numestas. O tai naujoviškas. O čia jos. Virtuvės buvo, šitai jaučiu. O čia žiūrėk, tai dar pakalpa, ten dar nai. O čia kaip namie. Čia kaip pasistatė gėrį kažkas. Jo. Čipsus suvalgė. Tik 3 Delight, Delight. 2021. Ne taip seniai. Jo, 2021. Motoroleriai Turist 1980. Pjauname žemės ūkio paskirties sklypus, nedomina. Kultivatorių T25 parduodu. Bet tai čia da eurais. Čia jau eurais. O žiūrėk, Alytaus tiltas žadėta eismo atnauji. Ir baigėsi net naujinimo. Nu šiaip tikrai visai nieko pastatas. Rūsys visada būna įdomiausia vieta, nes ten faktas nėra šviesos. Tai šiaip sakau. O daugiau ką. Einam pažiūrėsim, kur čia dar nebuvom. Rodysim jum ir važiuosim į kitą vietą. O čia va, ką jie gėrė. Och tai, rupūžė. Įrodzimai, va. Kaip ten sako, šitie senimas nusimainus. Ne, nežudykit mane, prašau. Nuoma 100 eurų. Mėnesin 100 eurų, elektra, šita šviesolaidis Nemunu. Wow. Apleista kavinė Punelė. Užmirštas architektūros perlas. 2021 metai. Tai nu čia tik 5 metai užmiršta. Punės miestelio kultūrinis centras 1980 metais. Tai čia realiai tais, kaip aš į mokyklą darėjau. 81 baigiau, 81 pradėjau. Ne, palauk, ne taip. Nu, po. Nu ką, sustojom biškį degalinę. Degaliniai papildymo reikia, mašinytai papildymo. Buvom Alytaus rajone, dabar važiuosim į kitą vietą, tai į Lazdijų rajoną. Labai laukiu tos vietos, tik tais mačiau, kad ten ta vieta yra biškį gal galimai saugoma. Ir aplinkui gyvena visokie žmonės ir taip toliau ten yra gyvenvietė. Nu, bet kaip sakant, kas nerizikuoja, atsakymas žinot. Tai pasipildom biškį kuro, užsipilam kažkiek tais litriukų, pasimsim kavytės, kažką. Ir varysim, pasižiūrėsim ten į tą kitą vietą. Ir lauksim, kaip aš sakau, naujų kadrų. Tai va, mano mėly draugai, kaip ir minėjau, užpilta kuro, prabangiai ir dabartiniam kuro kainom važiuosim į Lazdijų rajoną, kaip aš ir minėjau, į Lazdijų rajoną, ten turiu dar 2 locationus, kur yra irgi vienas apleistas pastatas ir paskui, jeigu neklystu, dar vienas yra apleista gamykla. Tai pagal telefoną, pagal Google Mapsus, aš matau, kad man nuo dabartinės vietos iki ten yra 24 km, tai čia 20 kelios minutės ir mes būsime vietoje. Matau, kad čia kažkur už Dusios, jeigu neklystu, kadangi vietinis užaugis, visas čėsas. Tai per Google Mapsus atrodo maždaug taip va, tai čia yra mūsų locationas, yra va šitas juodas namas. O čia yra kažkokios gamyklos ir taip toliau, tai čia kažkokia kaip gamykla, kažkas tokio. Bet kadangi šiandien šeštadienis, tai mes bandysim į šitą namą įsibrauti ir pasižiūrėti, kaip kas bus. O dabar dedame visas savo įrangas ir viskas. Ir susitinkame ten už kelių sekundžių.